šitą kūrinys. Kaip sekės? Labas rytas. Paliekam parkingę Gulbę. O atvažiavome, matosi atvažiavome į vandens parką. Keista, kodėl tokiu geru oru maudomės ne jūroje, o vandens parke. Bet čia yra labai daug vandens parkų po atvirų dangum, visiškai jokio pastato. Ir mes jau senai norėjome tokiame pabūti, bet vis oras neleisdavo, būdavo gan vėsu. Tai dabar pagaliau, kai šilta, galim išbandyti tokį vandens parką, kuris čia Kroatijoje dar ir skaitosi kaip vienas geriausių. Ir beje, jisai atsidarė tik tais prieš 2 savaitės. Ta prasme, ne tai, kad visiškai naujas, o kad sezonas prasidėjo tik tais prieš kelias savaitės. Jisai buvo kaip ir per šalta čia jame būt. Tai va, jau einame prie bilietų kasos, o bilietus mes jau nusipirkome internetu iš anksto, kad išvengti eilės ir dar trupučiuką pigiau perkant internetu. Thank you. Štai mes ir čia į Stralandiją. Kaip ten visko. Nice. Į bilieto kainą tik neįeina spintelės ir gultai. Turime tik tais nusipirkę patį bilietą į parką, o atskirai dar galima buvo pirkti gultus su skėčiu, spinteles, ir dar tokios kaip pavėsinės, bet jau ten daugiau didesniai kompanijai. Štai ir ponas Deividas jau pasiruošęs čiuožinėt. Nu, sėkmės jam. Man gerai ir čia. Tai visgi buvom pasiėmę visai dienai 2 gultus su skėčiu. Internetu buvo 7 eurai, o čia vietoj 9. Na, bet tikrai verta. Daug kas, aišku, čia tiesiog ant pavėsio pakritę, ant žolytės, dar visur kitur. Bet tikrai patogu turėti savo gultą ir daiktus susidėti, kadangi daiktų irgi nėra kur pasidėti, nes spintelę reikia pirkti. Tai visai rekomenduom. Viskas, paliekame parką. Paskutinis pusvalandis buvo intensyvus. Greit reikėjo išsimaudyti, išeiti iš parko. Ir turbūt didžiausias minusas, kad išeiti reikia taip anksti. Parkas užsidaro 6 valandą vakaro.
Atsidaro 10, mes atėjome 11, nes pusryčiavome nuo 10 iki 11. Bet užtat net nespėjom išalkti, nes toks kaip ir 8 valandos, pabuvom 7. Kaip ir mes pratę daugiau jau būti iki pat nakties, tai kažkaip jau čia reikėjo, sakau, paskutinį pusvalandį tai visur bėgti, skubėti, aišku, visi išeina tokiu metu, visi prieš 6 išeina, tai ir dušai pilni ir panašiai. Bet šiaip visą parką tai užskaitom, Deivis sakė, iš vis gal net vienas geresnių parkų, kokiuose esam buvę. Tai jis labai gaila, kad GoPro paskendo vakar, neveikia šiandien, tai būčiau prifilmavęs tikrai gerų vaizdų būčiau. Nieko, man atrodo, tinka ir taip, galite apsilankyti patys. Dar vienas dalykas, kad yra kalnelių, kur tik tais po 2 gali varyti. Tai man šiuo atveju nepasisekė. Aš negalėjau išbandyti kai kurių kalnelių, kurie atrodė labai linksmai, bet tik po 2 leido. 4 kalneliai buvo, kuriuose galima važiuoti, čiuožti tik tais po 2, negalima po 1. Tai negalėjo Deivis visų išbandyti dėja. Bet vis tiek viską tikrai užskaitom, viskas labai patiko. Pasidarėm savo vietą. Ačiū. Dabar tilpsime įsiparkuot. Nu, va, užstūmėm atgal. Einam į miestelį medžiot picą kokią pasiimt vakarieniai po parko. Atsiprašau, nespėjau nufilmuot, jau Rūta valgo. Ai. Na, o kadangi parkas buvo visai netoli sienos, o nakvynės vietos Kroatijai, niekaip nepavyksta rasti. Kaip žinia, Kroatijai sudėtinga su kemperiais. Tai pažiūrėjo Deivis, kad lengviau pavažiuoti 30-40 km iki Italijos ir ten susirasti nakvynės vietą, nei ieškoti čia Kroatijoje. Tai aišku, užsipilam pigaus kuro, pigiausio kokio dabar jau tik bus, visur kur važiuosim. Italijoje, kiek paminom, buvo apie €60, apie Austriją su Šveicarija iš vis nekalbu, ten kai paskutinį kartą buvom, gal net €80 buvo, tai čia pilamės už €30, pilną baką, aišku, ir jau šiandien būsim Italijoje. Pirmieji vakarai vėl Italijai, netoli Venecijos. Visai gražiai. Vietelę radom, ėmė indelį, ir renkiesi viską, ką tik nori. Visų įmanomų ledų skonių, visokių pabarstukų, šokolado, pistacijų, uogyčių, kitokių pabarstukų, sausainukų, grietinėlės, guminukų, karšto šokolado, kremų, ko tik tais nori prisidedi, pasveri ir už visą tai susimokė. Kaina apie 25. Gavosi toks marmalinas, nes norėjosi viską paragauti. Už visą šį grožį gavosi 7 eurai. O jau vandens šiltumas. Arbata visiška. Geras. Koks įkaitęs vanduo. O ne veltui taip karšta buvo praeitas dienas, tai jau iššilo. Gaila tik, kad čia pakrantė tokia, ne tokia graži, kaip buvo Kroatijoje. Bet užtat smėliukas. O čia tai medūza.
tai manau, kad jau mes išlepome. Jau mums nebetinka bet kokia pakrantė. Jau tokia su žolėmis, su nežydrų vandenėliu. Jau mūsų taip nebežavi. Maudytis jau taip nebetraukia. Pabuvom va Kroatijoje, pripratom prie žydro vandenėlio ir viskas. Jau čia nebesinori maudytis. Jo, dabar jau kiek važiuojam Italijos pakrantę, Italijos šiaurinę. Pakrantė šiaurinė iš Venecijos pusės, jeigu būtų tik tiksliau, tai kol kas neradom tokio paplūdimio, kad būtų jau su tokiu žydrų vandenėliu. Negaliu taip sakyti apie visą Italiją. Prieš tai, kai važiavome, tikrai buvo iš kitos pusės pakrantės. Tikrai buvo gražus, skaidrus, žydras vandenėlis, bet tikrai ne visur čia taip yra. Ir va šitoj apskrity tokių gražių paplūdimių jau nerasi. Nu, bent jau smėliukas. Štai mes jau ir kempinge, tame pačiame, kaip ir buvome praeitą kartą. Važiavom iki Sutemų, kažkaip netikėtai buvo labai dideli kamščiai, labai ilgai užtrukome, kol atvažiavom. Na, bet jau esame vietoje, visiškai prie pat Venecijos, kaip ir praeitą kartą. Jau žinome ir kaip nusigauti iki Venecijos, ir kokiais keliais eiti. Viskas mums čia patiko, tik 18 eurų. Ir saugiai yra svarbiausia paliekamas kemperis. O dar prie viso to ir galėsim visą servisą atlikti, kas jau beje irgi labai laiku, nes ir vanduo į pabaigą, ir tualetas pilnas, tai viskas čia puikiai taip gavosi. Ir ką, laukiu nesulaukiu vėl rytojaus, nors jau buvom Venecijai, bet taip patiko, kad lėksim dar kartelį. Šį kartą Venecijoje keliausim kiek kitaip, su vandens autobusais, nes nusipirkome dienos bilietą 25 eurai ir galime važinėtis visą dieną, tiksliau plaukėtis visą dieną neribotai. Vienas plaukimas kainuoja 10 eurų, o dienos 25, tai kadangi planuojame aplankyti bent 3 salas, į kurias kitaip ir nenueisi, tai tikrai apsimoka. Kol mes įsiaiškinom. Mes galvojom, kad mes jau į laivą įlipom. O čia pasirodo, mes įlipom, ten pro vartelius nuskanuoji bilietą ir įeini į stotelę ant vandens. Ir tada jau atplaukia laivas, į kurį tu eini atsisėst. Kol viską čia įsiaiškinom. Žmonių, bet mes užtat plaukiam po tiltu, garsiuoju gražiuoju tiltu, geras. Labai smagus tas vandens autobusas. Nuvažiavom iki kitos stotelės ir dabar tiesiog turim perlipti į kitą, kad jau nusikelti iki pirmosios salos. Ir čia jau eilės šiek tiek didesnės. Štai ten yra mūsų stotelė, ne autobusas, mes jau žinom. Ir štai tokia yra eilė. O, Deivis jau stovi eilėje. Venecija iš tikrųjų verta. Ir pasivaikščioti visomis gatvėmis, pasižiūrėti į Veneciją iš gatvės perspektyvos ir būtinai iš
vandens perspektyvos, nes atrodo viskas daug gražiau, bet verta pasivaikščioti ir taip ir taip. Praeitą kartą mes nebūtumėm spėję per dieną tiek daug visko pamatyti, nes šiandien dienos planuose yra bent 3 salos. Tai Burano, Murano ir iš T raidės parašysiu. Tai, kad visą tai suspėti, tikrai reikia atskiros dienos. Per vieną dieną, manau, nerealu. Tai todėl čia sugrįžome. Galim sau leisti. Štai ir kitame autobuse. Šis daug arčiau vandens. Labai žemas autobusas. Bet dabar jau plauksim iki pat salos. Na ir čia jau atsisėst nebepavyko. Pilnutėlis. Štai ir Murano saloje, į kurią praeitą kartą žiūrėjom iš pagrindinės Venecijos salos. Stabtelėjom atsigerti kavos, žinoma šaltos, be proto vis dar karšta. Ir čia jie arba neturi šaltos kavos, sako, kad neturim, arba siūlo šekerato, ką mes įsivedėm į internetą. Tai vat, jeigu nežinojot, šekerato yra itališka šalta kava. Skiriasi tuom, kad espresso labai stipriai išplaka iki labai putų. Thank you so much. Ir va, jau mums atnešė tokią išplaktą kavytę. Nu, atrodo neblogai. Kilusi iš Italijos. Nu, kaip skanu. Dabar aš labai mėgstu šekerato. Gersim šekeratus dabar kasdieną. Taigi, Murano saloje privaloma aplankyti bent vieną stiklo pūtimo fabrikėlį, kurių čia yra labai daug. Ir viename iš jų mes dabar apsilankysime, laukiame eilėje. Nusipirkome 2 bilietukus po 5 eurus ir turėtumėm pamatyti trumpą turą 15 minučių, maždaug kaip čia gaminamas stiklas, vienas garsiausių visame pasaulyje. Tik įžengus į Murano salą, kuri beje sudaryta iš 9 mažesnių salų, visose vitrinose matyti galybę stiklo gaminių. Ir tai ne tik puodeliai, lėkštės ar bliūdeliai, bet ir interjero detalės, kurių turbūt nepamatysi niekur daugiau. Pačioje Venecijos saloje taip pat yra daug stiklo gaminių. Kodėl? Nes originaliai šie stiklo pūtėjai ir fabrikai atsirado Venecijoje. Tačiau dar 12 amžiuje valdžia dėl naudojamos atviros ugnies bijojo dėl gaisrų tikimybės. Todėl visus stiklo fabrikus perkelė į šią Murano salą. Tad Murano stiklas čia buvo tobulinamas net 700 metų. O taip išgarsėjo dėl to, kad buvo išrastos kelios naujos technikos, kurių niekur pasaulyje nebuvo iki šiol. Pavyzdžiui, spalvoto stiklo įliejimas į skaidrų ar labai plonų detalių ištempimas ir panašiai. Patys stiklo pučiai dažniausiai išmoksta šio amato iš kartos į kartą, o tobulina savo meistriškumą visą gyvenimą. Spalvą išgauti jie naudoja įvairias metalų drožles ar stiklo dulkes, kurios puikiai prilimpa prie įkaitinto stiklo lašo. Galiausiai stiklo gaminys dedamas į specialią atvėsimo krosnį, ten gaminys vėsta nuo kelių valandų iki parų, kad nesuskiltų nuo temperatūrų pokyčio. Nors šiais laikais stiklo gamybą galima būtų modernizuoti, Murano stiklas ir toliau išlieka rankų gamybos, o visi parduodami gaminiai privalo turėti sertifikatą.
Gerai, kad turas truko tik 15 minučių. Ir taip karšta, dar prie tų krosnių. Oje, tas kaip buvo karšta, bet labai įdomu buvo pasižiūrėti. Štai mes ir vėl autobuse. Ir dabar jau plaukiam į antrąją salą pavadinimu Burano. Tai ir Burano sala. Na, vienareikšmiškai. Burano sala pasižymi ypač ryškiais nameliais spalvotais. Labai gražu, tikrai niekur dar nematėm taip ryškiai nudažytų namelių. Labai gerai atrodo. O jei čia galima filmuoti kiekvieną namą. Labai daug ryškių spalvų. Kiekvieną gatvę, kur beeitum. Beje, Burano salos kiekvienas namas nudažytas taip ryškiai ne šiaip sau, o iš praktinės pusės, kad žvejai rūke matytų savo namus ir lengviau juos rastų. Spalvos negalima pasirinkti bet kokios, ją tarsi paveldi iš kartos į kartą. O norint atsinaujinti, turi gauti savivaldybės leidimą, kad spalva ne šiaip atitiktų istorinio paveldo schemą, bet ir būtų tinkamos spalvos kodo, taip tariant atspalvio. O ir gulbyčių yra. Kai Rūta paprašo ją nufotografuoti, tai dar reikia 5 minutės pastovėti, kad užgaudyt tinkamą tarpą ir galima bus fotografuoti. Kai klausėt, ar nepavargstu vairuoti, tai, vairuoti tikrai nepavargstu, labiau pavargstu visą šitą daryti. Viskas spalvotojų miestelį salelę paliekam, plaukiam atgal į Veneciją. Vandenyje irgi reikia praleisti. Viskas, grįžom į Veneciją. Turbūt Venecijoje jau beveik ir nebefilmuosim, vis tiek vietos tos pačios buvome praeitą kartą, praeitame video, kaip ir viską nufilmavome. Šį kartą tikslas buvo daugiau salos, Murano, Burano, Torcello praleidom visgi. Tai pagrindinė salos Venecijos turbūt daugiau ir nebefilmuosim. Nors ir antrą kartą viskas vis dar žavi taip pat ir labai gražu. Štai mes ir grįžom į tą pačią vietą. Šį kartą deivių su krevetėm nebandys. Bandysim kitokių skonių. Kaip patiko praeitą kartą, kad čia grįžom. Naudojamės savo pačių rekomendaciją. Šį kartą valgome su štai tokiu vaizdu. Na ir atgal namo, tiksliau į autobusų stotį plauksime vėl su valtim, galėtumėm nueiti
eiti per miestą apie 40 minučių nuo San Marko aikštės iki autobusų stoties. Kadangi turim neribotą kiekį plaukimų, tai praplauksim per patį Venecijos vidurį, per pagrindinę visą kanalą. Plaukti turbūt panašiai kaip eiti, bet tiesiog norėjome dar kartą pasigrožėti viskuo iš vandens. Beje, į mūsų plaukimo bilietus įeina ir autobuso bilietas, bet jau su autobusu lekiam iki kempingo ir jau tada į kemperiuką. Tai šis kempingas yra ne taip kaip įprastas, kad turi išvažiuoti iki 11 ar 12, o susimoki už 24 valandas. Tai kadangi vakar įvažiavom prieš 10, tai šiandien ir išvažiuojam prieš 10 ir susimokam už 1 parą. Dabar yra 12. Ir einu valytis dantų. Į tualetą. Tai krauklėmis ten turim, kur žmonės dantis valos. Kaip įdomiai. Su telefonu dantis valosi? Ne, tai pasišviesti aš čia. Taigi yra lempa. Jo. O nėra taip, kad prieš 3 valandas išvaliau tualetą ir jisai dabar šviežiai išvalytas, tuščias, kvepiantis. Ne, nėra taip. Fui, kaip smerda.